Kągi, sveiki visi žiūrintys mano kanalą, esu Tauragėj, penktadienio vakaras, pavyko prieš turbūt kokias 3 ar 4 savaitės rezervavau, tai pavyko gauti tik tai pirmą sektorių, nes tvenkinys tikrai populiarus, žuvis tikrai didelės, kimba, tiesiog čia žmonės gaudo savo rekordus. Esu pirmam sektoriuje, aš jums šiek tiek siu, tai toksai va, biškai užkampiukas, šiek tiek yra atviro vandens, metant link 6 sektoriaus, bandysiu ten daryti pagrindinį tašką, kokį šeriminį ten tašką bandysiu daryti ir bandysiu gaudyti palei švendres, tai darysiu bakmiksą, dėsiu jį į PVA maišelį kartu su masalu ir švinu ir bandysiu mesti palei pat žolės. Kaip tai aš padarysiu, aš jums parodysiu. Dabargi maišau pašarą. Pašarui kągi aš naudosiu. Naudosiu 5 rūšių paletės, tiksliau 6 taip. Monster Tiger Nacho paletės. Aš jas tiesiog visas pilu į vieną į indą ir po to dar šiek tiek palikvidinsiu. Taip pat naudosiu Robin Redo paletės. Ir iš pelečių dar naudosiu, jau įpyliau Sorso peletės, taip pat dadėsiu šiek tiek krilio pelečių. Krilis. Mūsų rašomas red krill, kodėl red, gal dėl to, kad raudonas, nežinau. Ir dar naudosiu Green Betaine peletės, iš viso 5 rūšių peletės. Beveik 5 kg pelečių ir viską šiek tiek palikvidinsiu Robin Redu ir Tiger Nuts likvidu. Viską gerai išmaišysiu. Tada, manau, pjaustysiu Sorso 20-tukus. Taip pat dar naudosiu ir 14-tukus, mažus bailiukus, kuriuos papjaustęs tiesiog dėsiu pašarą. Cielų baltymininkų kulių pašare nenaudosiu, nes stengsiuosi vengti. Kas liečia grūdinės kultūros, tai realiai naudosiu tik tai du variantus, tai yra kanapė ir smulkinti tigriniai riešutai. Na tai visa tokia mano gaudyminė bazė. Dabar maišau va peletės, jas visas užlikvidinsiu. Čia aš jas visas supyliau. Va, gal matosi? Nu, matosi, ja. Realiai maišau. Pilu likvidą, įpjaustau, kaip susigers likvidas į peletės, įpjaustysiu builiukų. Taip pat darysiu stick mixą, kuriam naudosiu Tiger Nuts stick mixą. Ir naudosiu smulkės peletikės. Tai yra, va, tai yra Robin Red 2 mm peletės, tas pačias Green Betaine 2 mm, Krilio 2 mm ir Amino Original 2 mm. 4 rūšių 2 mm peletės ir, galima sakyti, ir tigrinis sweet mixas. Taip pat dar su kruša susmulkinsiu į miltelius, manau, arba tigrinių boilių saują. Dar dadėsiu šiek tiek smulkintų tigrinių, gal kanapių dadėsiu, va tokį miksiuką su maža koinytė. O į maišelius dėsiu peletes grinai ir su peletėm bandysiu mesti masalą. Tai kol kas tiek, bandau viską čia likvidinti, tvarkytis, tada eisiu, prasimarkiruosiu, paieškosiu, kurgi man čia tiek žvejoti. Na kągi, trumpai, kaip ir tašką susiradau, tai metant link 6 sektoriaus ant 81 metro panašiai, gal ant 82 yra pakilimas, toks nedidukas, tai pagrindinį tašką darysiu ten statysiu 2 meškeres. Aišku, gal perspektyvesnė būtų žvejyba visas 3 mesti palei žolės, dešiniau, kairiau, tiesiai palei žolės, nes tikrai, kol vat, tvarkiausi ir ruošiau pašarus, mačiau ne vieną, ne 2 išėjimus, kokius 3 kartus karpis pasirodė prie žolių. Nu, aišku, ten bandysiu
su PV maišeliu. Tai va tot sistemėlės, va parodyti noriu, pasirinkau inline'ą. Čia 113 gramų švinelis. Jeigu pasižiūrėsite atidžiau, čia va yra va tas per žiedelį eina suktukas. Ir ant jo tvirtinasi jau masalas. Jeigu čia yra ne su PV koinytė. O taip, jeigu taip užtvirtinsime, va, užsitvirtina masaliukas. Ir jisai laisvai va juda, vaikšto. Čia jeigu metome su PV koinė. Jeigu darom PV maišelį, tai šiek tiek kitaip viskas darosi. Dedasi su spinelė. Suktukas ir spinelė, va tokia, ant kurio dedasi jau visai trumpas pavadukas. Čia beje uždėtas Monster Tiger Nuts wafteris. Aš to jums čia jį va uždėsiu. Va, užsidėjusi taip va tiesiog. Va taip užsidėjo. Ir čia silikoninis vamzdukas paima, uždaro tą spinelę. Va šitaip va. Ir užsifiksuoja švinas. Nu, va irgi jisai turi tą tokį vertimąsi, bet jau jisai nėra toks atšokęs. Ir taip va kompaktiškai susipakuoja į PV maišelį. Čia PV maišeliai pakankamai didelis, tai gal aš tokio daug ir nepakosiu, nes iki tų žolių, kai pasimarkiravau, irgi atstumas apie 76 metrai, tai kada mesti net neprisipakosi labai didelio maišo. Tai va, nu ką, masalams bandysiu įvairias kombinacijas, tiek va, kaip matote, Monster Tiger Nuts wafteris ant vieno uždėtas. Ant kitų bandysiu mažesnius masaliukus, bandysiu tigrinį riešutą su kukurūziukų plastikiniu. Žodžiu, bandau ruoštis varžybom, taip kad bandau užsimetinėti. Čia prie žolių to taško nešersiu, jį tiesiog vat užmesiu, bet labai svarbu užsimarkiruoti, kad į žolės neįmesti. Nes jeigu į žolės įmesti, tai nieko gero nebus. Aišku, maišiukas, jeigu su maišiuku įmesite, tai nėra didelės tragedijos, jūs ištrauksite, nes maišiukas nespės taip greitai ištirpti į vandenį papuolęs, nei už niekur neužsikabins. Bet markiruojantis geriausia tai vieną šviną užsidėjai, atsistoji į tašką, kurią mesi ir meti tol, kol tu įtempęs valą, matai, kad tau įsikrenta pakankamai arti prie žolių ir pasirinki tą tašką. Tai va vienas taškas va bus va ten grinai va tiesiai prie pat žolių. O kiti taškai bus į 6 sektorių. Vieną šalia kito, bandysiu pastatyti žuvį ant pašaro, nežinau kaip seksis, nes tikrai oras karštas, žuvis labiau paviršiuje maitinasi, matau čia jaunimą pagrindė visi su laivelės dabar žvejoja, dabar mada tokia atsirado. Nu, aš žvejosiu dar senoviškų būdų. Taigi bandom darytis viską ir užsimetinėti. Taigi, va, kaip atrodo supakuotas PV maišelis, gal bus laiko pafilmuosiu, kaip tai jį pakuoju. Realiai paprastai, dėdamas peletės, po to švinas, dar pelečių, pavadėlis įdėdamas, viskas surišama, suspaudoma ir toks yra paruoštas metimoje dalykas. Labai efektyvus prie žolių. Nu, bandysim. Pasijaukinti, jaukinau tik vieną tašką, tai va čia va tiesiai į 6 sektorių. Ant stovo palikau ant šito 2 meškės, abidvi yra šaltam taške. Norėjau
visas 3 ant vieno stovo, bet trečia užmetus palei žolės gaunasi labai status kampas, vos ne 90 laipsnių. Ir bijau, kad meškerė paprasčiausiai kibimas gali numesti nuo signalizatoriaus. Todėl ją pastačiau atskirai ant kuoliuko atskiro, kad valas eitų tiesiai į ten, kai jinai yra užmesta. Taigi bandysiu kurtis, statyti palapinę ir kažką užkasiu. Taigi labą rytą. Esu Tauragėj, šeštadienio rytas. Naktį turėjau vieną kibimą, realiai 12 valandą, iš šerto taško, 14 kg, toks karališkasis, su keliais žvynais, su žvynų juosta, karpiokas. Va, bandau jį dabar iš jums parodysiu. Jeigu viskas tvarkoj, pasiseks čia man įpilti gražiai, atsargiai, nes žuvis pabuvus maiše, gerokai pailsi ir po to nelabai nori, kad ją kažkas čia kilnotų ir rodytų kažkam tai. Aha. Susigundė ant tigrinio riešuto su plastiku. Pasirodys. Nenori nerodyti. Štai jisai. Nenorim. Šiau nereikia. Na ką, bandom daryti fotografiją. Paleidžiam. Pasijaukinsime. Persimesim. Labiau tikėjausi kibimo iš dešinės nuo žolių, bet kibimas buvo iš taško. Nu, svarbu kimba. Taigi darom foto ir paleidžiam. Valandų, kibimų daugiau nebuvo. Realiai galvoju pajaukinti tašką gal kokią apie 2 valandą. Biškį vėl perdariau meškerės, nes realiai gale, va ten po dešinę, laiks nuo laiko vis pasirodo, sudrumščia ramybė vienas kitas karpis. Manau, vėjas daro šiek tiek įtakos ir šiek tiek kita įlanka yra keletą žuvų. Stūmės arba jos ten tiesiog gyvena, žuvis. Tai vat surizikavau, dar vieną padariau PV maišelį ir įmečiau įlankos patį galą. Vieną meškerę palikau tiesiai prie anų švendrų krašto, o vieną meškerę palikau taške. Taigi šiek tiek persigrupiravau. Bandysiu laukti kibimo, gal iš įlankos galo bus koks kibimas. Nežinau, ar pavyks ištraukti žuvį, nes ten pakankamai gilu, apie 2,5 metro, tai ten nubristi kaip ir tokių galimybių didelių nėra. Bet kažką tai mėginti reikia. Taigi, jau link vakaro, apie 6 valandos, permetinėsiu PV maišelį, taigi noriu šiek tiek apie jį parodyti, kaip aš jį pakoju. Tai matote, GTV sistemėlė, švinelis, kabliukas, masaliukas, čia yra surso 12 ir greivo viršūnė, pabalansuota. Tai visą šitą sistemėlę eis į maišelį. Paprasčiausias įmamas PV maišelis. Įdedama šiek tiek pelečių. Įdėjom pelečių, biškį smulkių dalelių dar įdėsime iš PV mikso. Ir tada įleidžiame švinuką tiesiog. O taip va, įdedam. Jį patogiai čia įtaisom.
tada ant viršaus dar pilam pelečių. Kaip pelečių maždaug apie pusę maišelio jau yra, tada gražiai įdedam kabliuką su masalu į vidų. Va, jį taip pakuojam. Ir ant viršaus dar pilam pelečių. Saujelė. Dar šiek tiek įpilam iš PV mikso. Viską biškį sukratom. Tiesiog va, sutrombuojam. Ir susukam va šitaip. Šiaip viską paimam PV juostelę, apsukam kokius 5 kartus ir užrišam. Gal kam čia bus įdomu. Realiai, kaip ir viskas, kaip ir gatava, tik aš dar paimu visada su kažkokiu tai grąžteliu, pabadau biškį skylučių, kad tai greičiau tirptų. Tada va kampus, va taip suspaudžiu kampus. Dėl aptakumo, biškį pašlapinės, prilipdau. Va, gaunasi va toksai maišeliukas. Ir dabar bandysiu tai mesti. Tai va taip, pakuojasi jie pas mane, aš taip jos pakuoju jau daug metų. Kiekvienas gali surasti savo variantą, kaip tai daryti. Aš vieną paprastai dedu į patį galą, kad jisai skrisdamas svoris būtų jo gale. Nes jeigu šinas gaunasi viršų, tada jisai labai sukasi ir netoli skrenda. Tai va, tokį va supakuotą PV maišelį metu prie žolių ir lauksiu kibimo. Taigi šeštadienio vakaras, o kaip matot, gal pasimatysis, antras sektorius užvežinėja su laiveliu plaukia. Va, realiai iš sektorių žimtų turbūt, kad tik 3 sektoriai mėto iš rankos, kiti visi dirba su laiveliais. Aišku, tikslumas su laiveliu visai kitoks ir kibimų turi daugiau, žuvis pagrindė laikosi va centre, tai yra tarp 7 sektoriaus ir turbūt 3, taip tiesiai linija, jeigu tiesi nubraukus, tai va panašiai tam toj linijoje, panašiai žuvis stovi, tam centre sukasi. Aišku, 1 sektorius labiausiai nutolęs nuo šito viso reikalo, bet bandysiu kažkaip aš ją. Bandau va prisivilioti, pajaukinau tokį gerą puskibirį. 2 meškerės pastačiau į tiesiog ežero galą. Vieną palikau, kaip ir buvo prieš tai, va, prie žolių. Vieną palikau. Kars nuo karto vis kažkas atinai sujuda, sukruta. Taip kad vilties yra šiek tiek. Lauksim kibimų. Tų variantų daug ir nėra. Aišku, gerai, kad diena buvo tokia apsiniaukus, ramesnė. Bet žuvis pagrindė vis dėlto laikosi tenai. Nu, atplaukia dar vienas laivelis. Realiai aš iki ten mesti beveik kaip ir negaliu. Mano atstumas gaunasi, aš apie 20 metrų dar esu nuo jų kraštų nutolęs. Nu, pirmam metant kokį 120 galima būtų išlysti, panašiai lygiai su 2 ir 10 sektorium, tada galima būtų kažkaip tai pakonkuruoti rimčiau. Dabar yra kaip yra, nu, žiūrim, kad turim, taigi laukės naktis ir tikimės kibimų. Labą rytą, sekmadienis, dėja laimikių nėra. Buvo kibimas, kaip ir vakar, tokiu pačiu metu, apie 12:30, iš to pačio taško, ant to pačio masalo, galima sakyti.
bet žuvis pakeliui, betraukiant atsikabino, nu ką darysi, visko būna. Daugiau kibimų kaip ir nebuvo, kol kas rankų dar nenuleidžiu, viską permečiau ir prie žolių, ir į tašką 2 meškerės. Realiai, nu dar bandysiu pajaukinti kokį kartelį ir manau, kad jau daugiau nejaukinsiu. Oras kaip ir tokia žvejybai gan neblogas, galima sakyti, toks vėjukas, apsiniaukia, nėra labai karšta. Bet tas staigus pokytis orų irgi kažkokių tai neatnešė geresnių ar blogesnių rezultatų. Tiesiog yra kaip yra, pakankamai neaktyvi žuvis. Aišku, ten pagavo kaimynai, pagavo ir 2, ir 3, ir 9 sektoriai, 10, 7. Žodžiu, po biškį žuvis tenai centre juda, šičia biškį žuvis tokia mažiau užklystanti. Ir tiksliau praeina, bet praeina tam tikrų laikų, tai apie pusę 1 nakties. Bet jos praeina nedaug, 1 kibimas ir viso gero. Nu, nežinau, bandysim dar, kaip sakau, pabūti, ilgai nebūsim, bet gal dar kažkas užkibs, reikia tikėtis. Taigi, reikia niekada neprarasti vilties, aišku, žuvis nėra didelė, užkibo iš nuo žolių su PVA maišeliu, bet suteikia tikrai gerų emocijų. Aš jums jį parodysiu. Aš jos net nesvėriau aš jo. Manau, nesversiu. Nu, bus kokie 7-8 kg. Man gražus. Karpiokas. Labai malonu, kad užkibo. Taigi tas taškas sudirbo. Labai džiaugiuosi. Dar permesiu, dar pabūsiu. Gal. Savaitgalio žvejyba Tauragės tvenkinyje. Buvau 1 sektoriuje, realiai 3 kibimai, 2 žuvis, nėra labai didelės, 14 ir apie 8 kg. Ir 1 atsikabinimas naktį. Tai tiek iš 1 sektoriaus, tokia gan sunkoka treniruotė gavosi, bet geriau jau tokia, kada reikia kažko tai ieškoti, negu kad iš vien kimba ir ant visko kimba, ir tada treniruotė iš vis yra nulinė, kaip sakant. O šį kartą teko pasukt galvą, pavyko gauti kibimą iš ten, kur norėjau gauti kibimą. Realiai į tašką žuvį eina prikviesti, kad ir 1 sektorė, kad ir nedaug tų kibimų, bet tai yra įmanoma. Manau, nu tai ką, kitą savaitę čia vyks varžybos Draugų taurė, po to šiek tiek porą dienų laisvų ir tada jau Žuklio taurė, kuriame aš dalyvausiu ir bandysim kažką tai suvilioti. Nu tai, o visiems žiūrintės mano kanalą linkiu gražių laimikių, spauskite like, prenumeruokite jį. Iki kito susižiūrėjimo.